Montego Bay, santechnikais mes dirbam ukmergėj. Montego Bay, pabūkime santechnikais šioje linksmoje erdvėje. Šitą dainą ne prieš mūsų projektą priimti. Tai va, mūsų projekto pavadinimai santechnikais mes esam ukmergėj. Prašom. Paskui gal šiandien. Gerai. Tai va, dabar taip. Mes pagalvojame, kad tokiu laikotarpiu, kai žmonės yra labai užsidarę, reikia kaip tik visus suburti draugėn. Ir kadangi Kernagio daina yra labai garsinus ukmergė ne tik Lietuvoje, bet gal ir užsienyje, todėl mes pagalvojame, kad jeigu mes panaudosime tą dainą, tai bus labai gerai, nes mums bus tiesiog lengviau, nes jau mes ir taip žinomi per šitą dainą. Tai va, idėjų vertinimo kriterijai. Linksma, smagi, kūrybiška. Taip, todėl, kad jau čia tikriausiai nieks nesiginčys, kad santechnikais mes galime pabūti ir pažiūrėti tai per humoro prizmę. Kurie turi būtus ir jiem reikia greitai sutvarkyti. Ir, reiškia, nemokamai parūpinam, startuoja per visą dieną, jie tvarko santechniką. Suprantat? Tai yra įdomu ir mes įsprendžiam, reiškia, kokiu 30-40 šeimų gauna gerą vandenį, reiškia, atskiriamos nuotekos, ir visi dalykai. Tai arba tu, pavyzdžiui, greitas remontas, pavyzdžiui, įsinešė klozetą, pastatyk įvirnus. Tai va, paskiau artima bendruomenė. Taip aišku, kad žmonių parama. Taip žmonės lauks kitais metais eilės bus susirašę, kam reikia remonto. O atvažiuoja Lenkas, Prancūzas, prašau, bendradarbiavimas, vis kitais metais sugedo, kvietiesi Prancūzą taisyti, nes Tai va, gali būti vairūs konkursai ir jeigu, pavyzdžiui, laimi užsieniečiai tą konkursą, aišku, mes jiems suteiksim garbę laimėti, jie galės naują visą santechniką į savivaldybę įvesti. Nu, tai savivaldybė ir taip turi, bet žmonėms svarbiausia, kad žmonėms. Nu tai yra, mažai lėšų reikia. Vienas skyrius neturi. Ir, pavyzdžiui, kultūros skyrius tikrai būtų gražu, kad kultūros skyrius. Jo, būtų labai gražu. Stato jau. Ir dabar mes svarbiausia, mes sakom, mums reikia išskirtinę tokią, kad liktai pažiūrėjus į mūsų brendo ženklą, kad būtų, o, sakytų, pala, kas čia? O kai geriau prisižiūri, jo, čia nekas. O jeigu jam išėjus... Žiūrėkit, ir man kaip galėtų atrodyti mūsų brendo ženklą. Tai yra, čia yra vandens čiurkšlė, bet tuo pačiu liktai fontanas, liktai ferverkas. Simbolizuoja medį ir šitą. O čia liktai rodikliai, bet liktai pastoviai naudojama tą priemonę, tą posmą. Nu va.